Kokios problemos? Aha. Kas neleidžia tai daryti? Kas neleidžia būti laimingi? Tinginystė, taip kas buvo? Tinginystė. Tai skambėjo? Ar jau atsakė? Tai ką čia atsakyti, čia tiesiog sakyti, tai netingėk. Kartak man? Nori būti laimingas. Ai, tingi būti laimingas. Tavo reikalas pasireikti. Tai paprastas procesas. Tiek daug iš to gauni. Tai nuo kiek tų ratų reikėtų pradėti kartoti pradedančiajam? Kiekvienam individualiai. Kiek netingi. Kiekvienam individualiai, kiek patempi, pats jauti. Negaliu tau pasakyti, kiek tu pats gali įsikvėpti. Bet svarbiausia, jeigu pradedi nuo vieną ratą pradedi, ir tada jau nemažink. Padaryk pusę jau. Nes joga yra stabilumas iš tikrųjų. Jeigu kartuojam vieną ratą, tai ir kartokim tą vieną ratą. Tada jeigu pajaučiam, kad jau galėtumėm 2 ratus sukartot, pradėkim kartot 2 ir nebemažinkim. Nes vis dėlto stabilumas. Ir kiekvieną dieną, tada jau 2 ratai. 2 ratai kiekvieną dieną. Pajusim daugiau, pradėkim 3-4. Ok, įkvėpimas ateis jau 16. Ir kiekvieną 16. Tai nėra sudėtinga. O laikas kada geriausia? Geriausia, jeigu pagal šventraščius, yra Brahma Muhurti laikas. Tai yra apie 4 valandą ryto. Nuo 12 vakaro jau, ne? Pasirinkt. Tas geras informuotas. Aš sakau, jeigu Brahma Muhurti laikas, tai yra prieš saulės patekėjimą. Ne, 42 minutės ar 8. Tai va, geriausiai rytinis laikas. Kodėl jis geriausias? Dėl to, kad visur dar ramu. Visi tie, kurie ten pradeda šūkaut, ten įsivažiuoja darbai, radžia guna, tai aistros guna. Visi miega. Tada yra pati ta atmosfera tokia, mes juntam, kad jinai tokia peaceful, rami. Tada gali medituoti ramiai, protas. Mūsų pats protas ramesnis rytais. Tai tada neįsivažiuoju, vakariau truputėlį sunkiau, vis tiek tie visokie darbai ar kas ten, kas kur suerzina, vakarė sunkiau sutramdyti protą, jisai šokinėt pradeda, o ryte jisai toksai ramesnis. Tai va, ryte palankiausia kartuot, bet tai nėra taisyklė, geriau kartuot bet kuriuo laiku negu, jeigu ryte neatsikeliu, tai iš vis nekartuos. Geriau tada vakare arba naktį, bet kada, bet svarbu nors kažkiek kartuot. O koncentracija, kai kartuoji, į ką turi būti? Į garsą. Klausytis garsą. Kartuoji tiesiog klausytis mantros garsą. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Kartuoji klausai. O mintise, tarkim. Man kaip mintise, aš sukartuoju po 16, iš karto prasideda. Bet kažkur nuklysti tenai. Nu, atrodo, kad mintis negalvoja kažkur tai užlubu. Nu, pratas galvoje. Tai dar nuo cigarečių. Prabhupada kažkada sakė dėl pakartojimo mintise. Jeigu tu paskambini kokiam savo draugų telefonu, jis pakelia ragelį ir pradedi pokalbį taip. Pokalbis baigėsi, padedi ragelį, ir ką buvo pokalbis su draugu? Ar nebuvo, o tai jeigu su Dievu nori bendrauti? Nu, tai mintise, mintimis galima. Nu, tai jeigu su draugu, tai negali galima, bet pradžioje iš tikrųjų rekomenduoja garsu, ko mes išgusi, mes esam tokie pažengę iš tikrųjų, kad galėtumėm jau bendrauti širdies su Dievu. Iš tikrųjų, mums reikia iš pradžių procesą priimtą garsu ir klausytis to garso. Ir plius mes kitiem padedame. Jeigu girdi netgi kitos gyvos būtybės, pelytė, kažkoks augalas,
mes pusbalsių kartojam, jiem nauda irgi tas vibracijas. Paliečia, jie gauna irgi naudą. O dabar jeigu vyksta mano valymas, ar ne, kai aš kartuoju mantrą, tų žmonių, kurie yra tame name, jų irgi vyksta valymas, tai jeigu jie pradeda daryti kokias nors įdomus dalykus, tai čia galima būtų suvesti to, kad... Jo, jeigu jie girdi ir jie, ta prasme, nesierzina, nepriešiški. O jeigu priešiški yra? Jeigu priešiški, tada sako, geriau neerzinti. Bet tada vis tiek, jeigu tavo artimieji žmonės, jeigu tu tobulėjai, tai jie irgi automatiškai tobulėjai. Tu juos stimtelsi. Sako, jeigu šeimoje atsiranda tyras atsidavusis, tada 10 kartų atgal ir 10 kartų į priekį jisai išvaduoja. Va, tai nereikia per daug galvoti tada apie ten, kaip padėti savo artimiesiem. Jeigu mes tapsim tyri atsidavę, mes automatiškai išvaduosim 10 kartų atgal, 10 kartų į priekį savo giminės. Netgi daugiabutis apsivalo, jeigu tarkim toks žmogus daugiabutė meldžiasi ir jau apsivalo, tas daugiabutis apsišalina. Tokie arba įsikrausto, arba nurimsta. Jo, ten prasideda visokie įdomus transcendentiniai dalykai, jeigu žmogus iš tikrųjų praktikuoja tą bhakti jogą, tai aplink jį ten, jeigu nuoširdžiai, tai ten visokiausių įdomiausių pokyčių gali būti. Tas ir įdomus iš tų, kodėl aš pradėjau irgi praktikuoti, nes įdomu, tai irgi kaip savotiškas transcendentinis žaidimas. Tas pats su tiem žmonėm bendrauti, jiem, matai, kaip jie keičiasi, kokie galia, kaip vyksta visokie mistiniai dalykai. Turi galimybę irgi keliauti, bendrauti. Užpildo tavo iš tikrųjų norus, tai visai kitokioj platformai, pasitenkinimas daug didesnis. Gyvenant dvasiškai. Atrama yra kažkokia, tai tikrai iš savęs kažkiek patyriau, kad yra į ką atsiremti. Nuo ko pradėti? Pradžia kažkokia, tai nuo ko pradėti kažkokia, bet ką. Jo, yra užuojai, tu turi bendrauji su Krišna, su Dievu, tada nėra negalimų dalykų, bet ką gali padaryti. Iš tikrųjų, kartais netgi įsigąsti, kad jeigu tu atsiduodi Dievui, su juo bendrauji, tu gali bet ką padaryti, nes turi geriausią draugą. Iš tikrųjų. O jeigu neteisingai praktikuoja, galima išprotėti, pavyzdžiui. Ar ne? Ar apsaugo vis dėlto saugus metodas, net jeigu klaidingai daro? Nu, tai nereikia klaidingai, dėl to yra autoritetai. Bet yra, bet jeigu mokytojo neturi ilgą laiką, gali gal kažkur nusivažiuoti. Nu, tai aišku, gali nusivažiuoti, bet tas ir yra, tam ir yra sistema, mokytojų mokinių seka, yra autoritetais reikia sekti, neprisigalvoti. Ta prasme, dėl to, jeigu jaučiam, kad kažką ne taip jaunam gyva, tai paklausti vyresnių, ar aš čia gerai darau, aš mąstau, va taip gal reiktų daryti, jisai tau pasakytų, ne vyruti, čia jau pjauni į rankas, grįžti į tokią, arba gerai viskas. Jeigu, pavyzdžiui... Tai va, reikėtų visą laiką prisižiūrėti, sako, kaip sužinoti, ar mes teisingai darom, tai reikia žiūrėti, ar taip sako šastra, guru ir sadhu. Sadhu tai reiškia šventos asmenybės paklausti, dvasinių mokytojų ir pažiūrėti šventraščiai. Jeigu tie 3 dalykai atitinka, tai reiškia, tai yra absoliuti tiesa. Tu turi pasitikrinti toksai testas. Šventraščius, dvasinis mokytojas ir šventa asmenybė. Jeigu jie patvirtina, tada reiškia, okay. Negrybaujam. Kas čia ką norėjai? Kad kaip pradėjai praktikuoti, pradėjai galvoti, kad aš esu kažkuom geresnė už kitus, arba vat, draugė ten to nedaro, tu darai ir vat, tas trukdo ego. Nu jo, praeisim per tą tokią pakopą, kuomet mes didžiuojamės. Patys dar nemokama, nori mokyti kitus. Nu jo, jau yra toksai niuansas, kažką daugiau truputėlį sužinom ir jau viskas ten. Tiesiog mes sužinojom dar irgi kiek tos praktikos, nieko mes ten per daug nepažengė, bet jau norim labai išpeikti kitus. Iš tikrųjų, ne taip turėtumėm žiūrėti, kad neišpeikti, bet mes turėtumėm padėti su meilė duoti, kaip Nityananda jisai.
Jisai pats laikė save puolusiu. Laikė, kad jisai niekšas. Jisai galvoja, visi tarnauja Dievui, aš vienas tik netarnauju. Dėl to tai yra iš tikrųjų didžiulė meilė. Tiesiog padėti kitiem duoti. Mes irgi turėtumėm su meilė, ne tiek su kritika, o daugiau su meilė padėti, jeigu matom kažką daro. Meilės jėga tai yra labai galinga. Aš irgi ne kartą buvau sutikęs, kur mane užpuola su pagaliu, paskui pasidarom draugai. Vis tu nepykti, puola su pagaliu, priimkit mano nuolankius nusilenkimus, žiūri, neadekvatu. Taip paprastai turėtų irgi išpult su pagaliu. Pasimeta žmogus. Kokius čia man nusilenkimus. O yra galimybė, kad jeigu pradedi kartoti daugiau mantros ir prasideda tas didesnis, toks stipresnis valymas, kad biškai gali įsikasti arba neatlaikyti to valymo, praras skonį? Ne, vis tiek iš visko stovi Krišna, jisai neduos mums tiek, kiek mes negalim pavežti. Jisai viską žino. Jisai nepaduos tiek, neatskleis to purvo tiek, kiek mes negalim jo pavežti, susitvarkyti su juo. Jisai paduos tiek, kiek galim. Jisai saugos, jisai žino, kiek reikia. Dėl to pasitikėkim jo, atiduokim jo. Aš tau tiesiog tarnauju, padėku. Kur tyras atsidavęs, jisai nemąsta. Okei, aš tau tarnauju, tu rūpinkis kitų visais reikalais mano maždaug. Aš tau atsidaviu. Ja, jis pasirūpinsis, nereikia dėl to bijoti. Jeigu atsiranda poreikis skonis, norėt kartuoti daugiau, tai tikrai nepakenks. Nereikia bijoti, aš pradėsiu daugiau kartuoti, pradėsiu valytis daugiau, šakės bus, ne, taip neatsitiks kaip tik į naudą. Ką dar nori paklausti, ar darom aratį? Padainuojam. Dar. Tai Nityananda visgi nėra eilinė džyva, ar ne? Ačiū. Krišnos ekspansija irgi. Kuris sako, kad aš pats, labiausiai puolis, ne? Taip yra, jeigu iš tikrųjų šventa asmenybė. Jisai mato visus, kad visi tarnauja išskyrus jį. Atrodo, visi tarnauja Dievui, bet jisai ne. Kopės daro tai, ką nori. Bet neturėtume imituoti tą. Skaičiau apie tai. Tokia buvau nektaras apie ką skaičiau. Nu ką, tai padainuojam tada.